Ar raumenų jėga, masė apsaugo žmogų nuo susidėvėjimo? Pamąstymai prie vairo, pirma laida. Vyrauja labai daug skirtingų nuomonių ir tai yra džiugu, kadangi tai mus skatina tobulėti, skatina diskutuoti, atlikti kažkokius tyrimus. Gaila yra tik tai, kad kai kurie dalykai būna pradedami traktuoti kaip panacėja. Kaip pavyzdys, šiuo atveju panacėja yra raumenų jėga ir raumenų masė. Panacėja turiu omeny, kad tai išspręs visas problemas ir apsaugos mus tiek nuo skausmo, nuo diskomforto, išspręs laikysenos problemas, galų gale traumų riziką sumažins ir taip toliau. Ir kažkokiu rakursu tai nėra netiesa, kažkokia dalimi. Tai viską šitame vaizdo įraše ir bandysiu detalizuoti. Ir pamąstymui, jeigu tai būtų tiesa, tai jėgininkai, kultūristai, o ypatingai neprofesionalai jo mėgėjai, kas užsiima tuo mėgėjiškai, nes profesionalu tai tikriausiai viskas žalinga. Būtų tikriausiai labai geras pavyzdys tiek laikysenoje, tiek mechanikoje, eisenoje, bėgsenoje, diskomforto kažkokio ir skausmo prevencijoje, traumų prevencijoje ir panašiai, bet dėja taip nėra. Ir noriu apie tai pakalbėti vien iš tos pusės, kad išvengti tam tikrų loginių klaidų ir dogmų, kurios žalingos pasidaro, kadangi ir šiaip dažnai jau girdžiu ateina klientai ir sako, o tai kodėl man skauda, aš jau tiek metų stiprinu raumenis, auginu raumenukus, atlieku mankštą, darau pratimus, bet man skauda ir netgi dar labiau pradėjo skaudėti, bet taigi aš prevenciškai dariau dalykus. Tai šioj vietoj sugalvojau analogiją. Ir ta analogija tokia gal žaisminga, bet įsivaizduokim situaciją. Dabar vairuoju automobilį ir dėl kažkokių priežasčių pasirenku nebalansuoti padangų, nedaryti ratų suvedimo dar geriau. Padangos viena, bet ratų suvedimas ilgalaikiai perspektyvoje dar daugiau žalos pridarytų, nepadarytas, neatliktas. Ir dėl kažkokių nebūtinai logiškų priežasčių, bet gal finansinių, kažkokių laiko, dabar imu ir nusprendžiu, kad nedarysiu aš to rato suvedimo ir nebalansuosiu padangų dar atskirai, o tiesiog taip nelogiškai pasirinksiu nusipirkti storesnės, aukštesnės padangas, didesnių protektorių ir minkštesnės, kad geriau sugertų vibracijas, atatrankas ir taip toliau. Nes čia toks būtų kaip ir analogija tokia raumeniniai masiai, raumeniniai jėgai. Ir mano čia sprendimo būdas būtų, kad užsidedu tokias padangas ir vibracija, atatranka mažiau persiduoda į kažkokius kitus mechanizmus, nes dėl neteisingo ratų suvedimo, padangų subalansavimo daugiau dėvėtųsi kaip minimum padangos, bet net ir ilgalaikiai perspektyvai pradėtume kalbėti apie traukės šarnyrus, galbūt vairo kolonėlę, gal ir transmisiją labai ilgam laikui bėgant, kaip ir yra su žmogaus kūnu, apie ką užsiminsiu. Ir pasirinku aš tokį sprendimą su padangomis. Uždedu storesnės, aukštesnės, minkštesnės ir važiuoju toliau. Ir dabar labai panašia analogija gaunasi su žmogaus raumeninė mase ir raumenų jėga. Be abejo, pakalbėsim ir apie kompensacinius mechanizmus, superkompensacinius mechanizmus ir adaptacijas tam tikras. Ir įsivaizduokime dabar, kad turim asimetrijas kūne tam tikras, kaip ir ratų suvedimo nėra, pas mus nėra suvedimo kažkokiose vietose. Sakykime, kelių skliaustai vadinami, nyvarus, jeigu tekę girdėti arba matyti, kai žmogus suglaudžia pėdas, tarp kelių lieka toks tarpas, atrodo, kad taip skliausteliai į šoną būtų kojos. Ir mokslas jau pakankamai nemažai žino ir supranta, kad tokiu atveju kaip minimum žmogaus kelių vidinės dalys daugiau dėvisi. Meniskai abu, jeigu abi kojos, kažkiek be abejo kremzlė ilgalaikiai perspektyvoje labai stipriai gali susidėvėti ir dažniausiai susidėvi kremzlė. O tada kelio sąnario ar operacija keitimo arba osteotomija, irgi šlykšti operacija, kai ten įpjaunamas kaulas ir bandama padaryti ertmė toje vietoje. Bet apie tai neišsiplėtosiu. Ir
Situacija tokia, kad mes dėl kažkokių priežasčių net nesuprantam, pasirenkam nedaryti ten kažkokio kūno subalansavimo, o tiesiog daryti pratimus ir uždėti daugiau raumeninės masės ir jėgos bendrai kūne. Kas dažniausiai iš to išeina? Dabar tokie pagrindiniai scenarijai, kuriuos sugalvoju. Pirmas scenarijus, sakykime, tas idealistinis, kuris, kaip ir minėjau, gali būti kažkiek naudingas. Idealistinis scenarijus, kad mes tolygiai paskirstome apkrovas ir viso kūno, visus raumenis tolygiai pastiprinam ir tonizuojam, suteikiam jėgos ir papildomo tonuso raumeninės masės. Kiek tai įmanoma? Klausimas, sakykime, su specialisto priežiūra įmanoma labiau, vienam žmogui praktiškai neįmanoma, nebent labai gerai edukuotas. Ir sustiprinam viską ir viskas tolygiai pastiprėja, pasitonizuoja ir tokiu atveju mes gauname jėgą, bet nepakeičiame struktūros bendrai. Tai reiškia, struktūriškai asimetrijos nepakinta. Jos lieka tokios pačios, keliai lieka ten pat, tame pačiame skliauste, taip pat užslėpti, bet raumeninė masė laiko ir raumeninė jėga šiek tiek geriau tą struktūrą. Tai džiugu, jeigu pataiko tai padaryti žmogus, kuris yra labai toks laisvas, laisvų raiščių ištampytų, labai toksai silpnas bendrai iš savęs, per daug elastingas. Tokiu atveju žmogui tai gali suveikti visai pozityviai. Jeigu pataikysim ant labai standaus žmogaus, tokio mažų amplitudžių sukaustyto, kuris ir taip per standus ir trūksta elastingumo, ir užkrausim visą šitą raumenų jėgą ir masę, tikėtina, kad dar labiau pabloginsim situaciją. Tai čia jau vienas scenarijus. Kaip ir sakiau, jis labai mažai tikėtina šitas scenarijus, bet tokiu atveju galėtume išpešti kažkiek naudos priklausomai nuo to, ant kokio žmogaus pataikėm. Antras scenarijus, pats dažniausias scenarijus, žmogus vienas atlieka pratimus ir treniruoja sėkmingai tas vietas, kurios geriau sekasi. Dažniausiai mes mėgstam daryti pratimus tom vietom, kurios ir taip yra dominuojančios, nes jos gerai sekasi. Ten, kur blogiau, dažniausiai jau stumiam nuo savęs. Tai labai tikėtina, kad žmogus išlavins dar didesnės asimetrijas, bestiprindamas tą raumeninę jėgą ir raumeninę masę ir dar labiau iškreips kūną į kažkokius tai disbalansus raumeninius, kurie dar labiau užslėgs tiek tuos kelius, tiek klubus, tiek juosmenį, nes tik kelio užslėgti irgi neįmanoma. Skliaustai žalingi ne tik keliams, bet ir klubams, ir juosmeniui, ir pėdų padėčiai, iš esmės viskam, taip kaip ir su automobiliu minėjau, kad dėl tam tikrų asimetrijų nesubalansavimų kenčia ne tik padangos, bet ir daugiau ilgalaikį perspektyvoje ypatingai. Su žmogumi mes ir kalbam ne apie metus, o apie dekadas dažniausiai. Rimti nusidėvėjimai neįvyksta per metus įprastai. Net jeigu antrame scenarijoje žmogus sportuoja su specialistu, labai retai iš specialistų, kas lenda tiek giliai ir suvokia, kaip iš tikrųjų sudėtinga yra žmogaus kūną pakreipti tą linkmę ir identifikuoti raumenis, vietas, kurias reikia lavinti, stiprinti, duoti tos jėgos ir tonuso ir vietas, kuriom gink dieve nereikia, nes jos kažkokį tai kompensuojamą į darbą vykdančios jau ir taip labai daug metų. Tai tokiu atveju mes jau artėjam link trečio to idealaus scenarijaus. Kaip minėjau, pirmas neblogas, bet retai įmanomas, antras dažniausiai vykstantis ir nieko gero nežadantis, o trečias, sakykime, tas idealiausias variantas su specialisto priežiūra, kuris yra įmanomas ir kuris iš esmės irgi žaidžia per raumeninės masės klausimus ir raumeninės jėgos klausimus, bet su labai tikslia precizika. O ką reiškia ta precizika šiuo atveju? Kad turime žinoti, ką reikia apkrauti ir ko nereikia apkrauti. Čia jau prasideda mokslas, menas, rimta edukacija. Kad žmogus pats galėtų tai įgyvendinti, turėtų būti jau turėjęs nemažai patirties, galbūt kažką mokęsis šitą temą, sportavęs su specialistu, išmokęs daug dalykų, nagrinėjęs, tada tai būtų įmanoma. Ir dabar tas trečias scenarijus idealiausias, kai mes turim kažkokio specialisto priežiūrą, bent jau laikinai programą ar kažką,
Ir jos metu mūsų kūnas yra išnagrinėjimas prieš tai, identifikuojama, kurios vietos turi būti lavinamos, kur reikia ką pabalansuoti, sudėlioti, kur nereikia nieko liesti, kur reikia gal išvoluoti, atpalaiduoti, ar kažkokį masažą nueiti, ar savimasažą pačiam žmogui išmokti. Ir tada pagal tai jau yra kažkokia pratimų programa, nesavivaliaujant, kad aš darau pagal YouTube šitą, nes man patinka, aš gerai jaučiuosi. Čia vėl labai plati tema, gerai jaučiuosi. Ir trečias scenarijus galėtų būti labai naudingas, bet jis yra retas. Jeigu paimtume visus žmonės, kiek jų yra sportuojančių ir kiek žmonių sportuoja pagal kažkokią labai konkrečią jam sudarytą programą, ne online gautą kažkokią, visiems tinkančią, kurios nėra, tai čia būtų labai mažas procentas. Didžioji dalis žmonių vis tiek sportuoja sporto klubuose savo nuožiūrą, namuose savo nuožiūrą, YouTube kažkokiam tai ten vaizdo medžiaga, kažkokia YouTube ar kažkokio online požiūrių, kur irgi nebūtinai buvo ištestuoti, ar ten grupėse, kur nėra individualumo ir panašiai. Tai šitie 3 scenarijai, dažniausiasis antrasis, rečiausiasis trečiasis ir itin irgi retas pirmasis. Tai tokiu atveju raumenų masė ir stiprinimas galėtų būti labai naudingas mechaniškai, nes čia mes jau kalbėtume apie subalansavimą, kaip ir automobilio. Susibalansuojam padangas, susivedam ratus ir važiuojam metus. Apibendrinant, mintis ir yra tame, kad viskas yra gerai su sportu, reikia raumenų jėgos, iki tam tikro lygio abiejų, reikia labai žinoti, ką stiprinti ir ko ne, ką tempti ir ko ne, ką voluoti ir ko ne. Čia jau prasideda tas balansavimas. Juk patys irgi nesibalansuoja, dažniausiai padangų ratų suvedimo nedaro. Atvežat į servisą, ten žino, kas kaip padaryti. Padaro, jaučiatės užtikrinti, kad dabar vairuosit saugiai, lygiai taip pat norėtųsi ir būti užtikrintam, kad dabar eisit saugiai, bėgsit saugiai, šokinėsit saugiai, nuo kėdės kilsit, gulsitės, vaiką pakelsit saugiai, nes kūnas subalansuotas. Ir nenoriu skambėti kažkaip skeptiškai, kad čia maždaug, tai iš viso nieko nereikia daryti, nes čia viskas per sudėtinga. Viskas yra sudėtinga, bet gaires gauti tikrai nėra sudėtinga ir gauti programą tikrai nebūtinai yra brangu. Bent kažkokią programą 3-6 mėnesiam, kad žinotumėt, kokia linkme judat. Ir procesai yra tikrai sudėtingesni, negu atrodo iš pirmo vaizdo, nes tas toks, kad tiesiog sportuoti, tiesiog daryti, tai net neaišku, į kurią jūs pusę judat. Gal žiauriai skambės, bet kai kuriais atvejais ateina klientai ir tiek prisidarė visko, nes tai aš visą laiką dariau atsispaudimus, tupčiojau čia namie, taigi viskas gerai, bet ateina su skausmais, nes N metų yra daryta tas pats, į kažkokią pusę priešingi raumenys neapkraunami, tai žmonės kartais ateina su problemom, kurios būtų mažesnės, jeigu jie nebūtų nieko darę, tik vaikščioja ir galbūt ristele pabėgioja. Tai dėl to ir apie tai kalbu, kad apsaugot, kad padėt, nes daryti bet ką nebūtinai yra geriau negu nedaryti netgi nieko, kad ir kaip demotyvuojančiai gali skambėti. Tai mano įžvalgoje ir yra apie tai, kad susibalansuoti, sustiprinti ką reikia, tvarkyti asimetriją iki kažkokio lygio. Niekas nekalba apie idealistinį scenarijų. Nebūsim žmonės, mes čia dabar tiesus su visiškai 0 laipsnių skoliozė stubre be jokių linkių, su dubeniu niekur nepasvirusiu, bet kalbu apie sumažinimą to. Bent jau pastatymo kūną į patogias pozicijas judėti, kad nebūtų pastoviai vienas klubas, vienas kelis, vienas trapecinis raumuo, vienas tarpumentis įsitempęs ir panašiai. Tai bandau visada tos paprastus palyginimus ir sudėtingus dalykus paaiškinti kuo paprasčiau, kad visiems būtų suprantama. Malonu, kad prenumeruojate, sekate, išklausote mano pamąstymus ir nenustokime judėti ir leiskime kiekvienam dirbti savo darbą, nes tik taip tikrai pasieksime rezultatų, jausime saugus ir ilgaamžiškai išliksim. Gražios dienos ir iki kitų kartų.